Merginos arba moteris esat pastebėjusios, kada jūsų partneris pradeda jums mažiau skirti dėmesio. Tai gali būti ar mažiau žinučių rašo, ar mažiau skambina, o gal kitokiais veiksmais jis tiesiog rodo jums kur kas mažiau dėmesio. Arba pradeda rodyti kur kas mažiau dėmesio. Ir kas tada viduje vyksta? Viduje atrodo kažkas taip negeras toks jausmas, atrodo, kad kažką reikia daryti, susijimti, kad kažkas yra negerai, kažkaip mano partneris nebenori man skirti dėmesio. Kažkas yra, reiškia, su manim negerai. Tas pats galioja ir atvirkštiniam variante, tai yra, kada moteris pradeda nebeskirti dėmesio savo partneriui. Kai kas žino šį manipuliacinį būdą ir juo labai puikiai naudojasi. Tačiau ką daryti, kad ši manipuliacija jūsų neveiktų? Įdomu?